klausimas, kurio vengiam visi. Jeigu šiandien būtų paskutinė diena, ką darytum kitaip? Nesitatas sienoje, negraži frazė kalboje, o tikras atsakymas, kurio bijai. Nes jis gali parodyt, kad gyveni ne savo kryptim, kad degini laiką kovose, kurios nieko nekeičia, kad svarbus žmonės gauna tik likus, o triukšmas užima tavo centrą. Jei ši diena būtų paskutinė, ar taip jau gyventum dabar? Ar švaistytum laiką be krypties, ar rinktumeis tai, kas tikra? Tai ne romantika, tai tiesa be filtrų. Istorijoje laimėjome greičiausi, laimėjo stabiliausi. Kai žmogus suvokia ribą, prioritetai keičia spalvą, ginčiai tampa dulkėm, pavydas praranda svorį, statusas blunka, atidėliojimas griūva. Staiga matai aiškiai, laikas nėra begalinis, kai išjungia antraeilius signalus, palieka tik esmę. Jei ši diena būtų paskutinė, ar taip ją struktūruotum, ar reaguotum į kiekvieną smulkmeną, ar dirbtum prie to, kas svarbu? Tai ne drama, tai neurologija. Istorijoje laimėjo ne greičiausi, laimėjo stabiliausi. Užduok sau klausimą be publikos, be pasiteisinimų. Jei tai paskutinė diena, kas lieka, kas svarbu, kas esi tu? Tylos pauzė, tada sprogimas.